Dievo žodis, Morkus, evangelistas 9 skyriui 14-29 eilutė labai gražiai papasakoja vieną iš Jėzaus kasdienybių. Šiaip Morkus, tie, kurie skaitote Evangelijas, jis yra žinomas kaip tas, kuris labai akcentuoja demonų varymus, išgydymus. Jis toks konkretus evangelistas, graikas. Tai ir turime šį pasakojimą, kuriame kalbama apie tai, kad sugrįžęs nuo kalno pas mokinius, Jėzus pamato tokią sumaištį. Labai gražiai įvardina, kas ten darosi. Ir yra įvardinta susirinkusi minia, apsupusi mokinius ir ginčijasi su Jėzaus mokiniais. Ginčio dar kol kas priežastis nežinoma, bet ten kažkokie triukšmas, kažkas šūkauja, kažkas nusivylęs, laksto. Taigi, pirmas dalykas. Iš kur atkeliauja Jėzus? Dėmesio. Tai yra raktas suprasti į paskutinį Jėzaus žodį, kai jis atsako mokiniams, kai jo mokiniai klausė, kodėl mes negalėjome išvaryti tos nebylės dvasios. Tai yra, kaip tai gaunasi, kad kai tu, Jėzau, mus 72 mokinius pasiuntei į visą Izraelį, mes po 2 eidami, mes tokias dvasias ir dar baisesnes ramiausiai dėjom į vietą. Gydėm ligonius. Ne pirmas kartas. Kažkokia, atsiprašant, kažkoks dvasiukas, negalim susitvarkyti. Darėm viską tą patį, ką mus mokė. Ir neįveikėm. Tokia gėda mums. Ten ir vienas yra apaštalai, ten ir, šaukiantos dvasios. Mes netgi Jėzų darėm lygiai tą patį. Tu buvai mus mokinęs, kad jeigu yra ten piktoji dvasia, iš karto kaip dvasios gydytojai klausė diagnozės, jie visą tą darė. Klausė irgi, aš manau, kad tie mokiniai, apaštalai to paties tėvo klausė, ar nuo seniai tam vaikui taip darosi. Tas tėvas ir tiem mokiniams sakė, taip, nuo pat kūdikystės dvasiai dažnai į ugnį įstumia ir į vandenį, norėdama pražudyti. Ir sako, būkit geri, darykit ką nors. Po to mokiniai irgi bandė lygiai taip pat, jie sako, o kokia diagnozė? Ne? Ir tėvas įvardino, kad tas vaikas nešneka, tai kurčnebylė dvasia. Aš manyčiau, gal net ir ten ir iš tų apaštalų ėmėsi ten tikrai iniciatyvos ir sakė lygiai tą patį. Tu nebyli kurčia dvasia, kuri įmeti tą vaiką į vandenį ir ugnį, įsakau tau, išeik iš jo ir daugiau nebegrįžk. Ir dvasia į veidą. Prisimena tą momentą vasarą, čia prieš keletą metų. Man atvykęs iš tolimo krašto, tada per Kaune atsinaujinimo dienas tas įžymus žmogus pranašas, tada man paskelbė, tu, Pauliau, prie visų žmonių, atsimena ten, kurie buvo, aš dar turiu įrašą, tu tapsi demonų tramdytojas, ten, išvarinėsi demonus. Oho, čia man tiek visko pripranašavo ir aš toks, pakylėtas praėjo savaitę, kaip ir kiekvieną kartą mes 4 valandą buvo kaip tik Joninės. Joninės tokia ypatinga diena, ne tik tikintiesiems, bet ir visokiems pagonims. Tik išstačiau švenčiausią sakramentą. Čia identiškas, manau, situacija, kaip čia tie mokiniam atsitiko. Ir tie, kurie buvo tada, tiesiog dabar, kurie mane filmuoja, tai
galėsit, tie, kurie mane matot, galėsit pasidalinti su kitais žmonėmis. Tik įstačiau, jau pradėjau smilkyti švenčiausią sakramentą čia ant to altoriaus ir girdžiu toksai triukšmas, keiksmažodžiai. Ir štai ateina kažkokia apsinešusi moteris, maždaug gal kokių 30 metų, taip negražiai čia įsidrėbė, va čia, aš žiūriu į švenčiausią, ir mane pradėjo plūsti. Va, Jėzus akivaizdoj, tokiais žodžiais tiesiog negaliu sutarti tos šventovės, tie, kurie buvot, atsimenat. Aš nežinau, ką daryti. Aš toliau giedu, skaitau maldas, kad įstatyti adoraciją, toliau tęsiasi. Ir taip tęsiasi, nežinau, kokias 5 minutės, aš nežinau, ką daryti. Galiausiai ten kažkas iš vyrų, kurie dar buvot, nežinau, Vladas gal buvo, mūsų ties kovotojai, kažkas taip gražiai nuvedė ir truputį nurimo. Ir ką jūs manot, praėjus beveik 1,5 valandos, nes mes Kretingoje, jeigu žinote, pas mus nėra, kad valanda adoracija, pas mus valanda ir plus, būna, kad iki 2 valandų būna. Ir aš jau tada pagėdojau, pasmilkiau, priejau prie altoriaus, paėmiau švenčiausiai, jau pradėjau laiminti, ta pati klykianti moteris atbėga, atsisėda štai, kur mes, čia, kur aš dabar esu, čia, kur mes kunigai sėdim, taip pat įsidrėbė, net nepadorų sakyti kaip, aš stoviu su švenčiausiu, demonų tramdytojas paskelbtas, išpranašautas, velnius varinėsiu, ir dabar palaiminau žmonės ir tokiais žodžiais mane dergė su švenčiausiu sakramentu. Ką tada darau? Aš paimu su monstrancija, atsisuku į tą apsėstą moterį, kaip aš manau, ir peržegnoju ją ir sakau, įsakau tau, šėtonė, lygiai tą patį. Vat, ką jūs dabar girdėjot? Tu, piktoji dvasia, pikžodžiautoja, įsakau tau, išeik iš jos ir daugiau nebegrįžk. Identiški. Žinot, ką darė demonas? Jis toliau tyčiojosi, žiūrėdamas į švenčiausią sakramentą, į mane ir plūdo mane toliau baisiais žodžiais. Aš nežinojau, ką daryti. Visa laimė, kad mūsų vienas kunigas broliukas buvo klausyklų, išgirdo triukšmą ir atbėgo. Jis nežinojo konteksto ir manė, kad taip, žinai, moteris išgėrusi, gal neblaivi, ir ją gražiai kažkaip nuramino ir išsivedė. Šis pasakojimas yra gryna istorija, kad jūs suprastumėte, apie ką yra kalbama. Kaip jau minėjau, pirmoji eilutė yra atsakymas, kad suprastumėm, kodėl Jėzus sako, kad tiems mokiniams, kodėl mes negalėjome išvaryti, nors darėm techniškai viską tą patį. Jisai sako, ta veislė neišvaroma nieku kitu, tik malda. Taškas. Aš galėjau sakyti, bet Jėzau, kiek mes bus jau greit 5 metai, kai mes kiekvieną dieną būnam Jėzaus akivaizdoj. Kiekvieną dieną, aš nežinau dar kur nors, jūs man pasakykit, ar yra Telšių vyskupijų, kad kiekvieną dieną nuo 4 valandos vakaro iki pat mišių adoracija bažnyčiai. Aš jau nekalbu apie šlovinimus pirmadieniais kaip dabar. Aš jau nekalbu apie brolio Gedimino išgydymo įvairias konferencijas, maldas. Kiek čia visko, kokių gerų Dievo žmonių čia kalbėjo ir gydė žmonės. Nieko. Šėtonas tyčiojasi ir jis nebijo tavo tų visų paskaitėlių. Piktoji dvasia netgi nebijo mūsų adoracijos, aš pats to buvau liudytojas. Paskiau skambinau mūsų Lietuvos vienam egzorcistui savo draugui, sakau, ką daryti tokiais atvejais. Demonas visai nebijojo adoracijos.
neišsigando. Sakau, likau nuginkluotas, demonų tramdytojas, išpranašautas. Ir Jėzus man labai gražiai ir šiandien visiems siunčia žinutę. Jeigu jūs dabar, kurie mane klausotės, jeigu žiūrėsite šią homiliją, mano broliai, kolegos kunigai, pastoriai, žmonės, kurie dalyvaujat charizminiam sąjūdyje, kurie esat koviniai katalikai arba krikščionys, noriu, kad mane išgirstumėt. Jėzus nuo kalno sugrįžęs, ką jis darė tame kalne? Būtent, jis visą naktį meldėsi. Jis nemiegojo. Jis kalbėjosi su tavo tėčiu ir taip visą laiką. Jūs paskaitykite tiek Morkaus Evangeliją, tiek Luką ir Matą. Ten Jonas turi dar subtiliai visokių dalykų užrašęs. Jisai tiesiog, aš nežinau, kada Jėzus miegodavo. Jis visą dieną apsuptas žmonių, neturi net kada pavalgyti, atidirba visą dieną, pamaitino žmonės, prisimenu ten tą vietą, mokiniams įsako, eikite valgyti, plaukit, aš dar turiu biškį pasimelsti. Jisai meldžiasi su tėvu, prabūna adoracijai ne 1 valandą ir ne 1,5 ir ne 2. Jisai nemiegojęs, bet ištikimai pakalbėjęs su tėčiu, nusileidžia ir ramiais nervais eina vandeniu, pasiveja beplaukiančius savo vargstančius mokinius, kurie nutolo ten apie kokį kilometrą į Genezareto ežerą, ramiai įlipa į tą jų laivą, sutramdo vienu žodžiu audras, galiausiai prisiartina į Genezareto ežerą, tik išlipęs lygiai taip pat identiškai, ką reiškia, kai tu išbuvai maldoj ne kažkokią valandėlę adoracijai, ne pasimeldęs vieną kitą rožinuką ar sudalyvavęs šaltoj bažnyčioj kartą per savaitę pirmadienį vakare. Pas jį non-stop, toks žodis yra tarptautinis, gyvena malda. Štai apie ką šiandien geroji žinia, kad Jėzus rodo pavyzdį, pamoką mokiniams. Mielieji, neužtenka tavo techninių žinių ir tavo vienos treniruotės dvasinės pabūt 1,5 valandos per dieną priešai švenčiausiai sakramentą. Neužtenka eiti aplink miestą, taip kaip mes šį penktadienį užbaigėm mūsų Jericho maldą aplink Kretingos miestą po beveik 3 metų. Kartą geras dalykas, Pauliau, neužtenka, dar reikia kažko. Reikia asmeninio, nuolatinio pastovaus gyvenimo, kontakto, bendravimo su Jėzumi, su tėčiu, su Dievu. Ir tik tai, kai tu nulipi nuo maldos kalno, tu esi įgalus vienu žodžiu prieiti ir pasakyti, tu piktoji dvasia, įsakau tau, išeik ir daugiau nebegrįžk. Reakcija. Dvasia klykdama, smarkiai tą berniuką purtydama išėjo. Ten turi būti tikrai įspūdingas vaizdelis. Tie, kurie matėt, kaip demonai eina lauk, kaip ten klykia visi, man net irgi atrodo, tiek jau kartų dalyvau tų velnių varime, jau atrodo, turėčiau priprašyti, kad nepriprantu, aš tikrai bijau, aš bijau. Čia kaip buvo atvejis, aš duodu komuniją ir man šnypšė šėtonas. Bet tiesiog priešais komuniją, taip, o galvoju, Dieve tu mano, aš taip, žinai, iškart į bokso stojkiu, žinai, Kristaus kūną, žinai. Įsivaizduojate, o man viskas, mane muša, žinai, vėžį, man patikėkit, jeigu mane, žinai, kunigą galim išmušti iš vėžių, kuris tokiuose dalykuose, jau sakau, jau nebe naujokas. Kiekvieną kartą aš tarsi
pirmą kartą stočiau šitą kovą. Man baisu, aš to neslipiu ir tikrai nenorėčiau tikrai, kad susitiks su tom piktosiam dvasia, bet nėra kur dingti, kaip jau pasakoju, stoju kovą tikėjimu, žinai. Tai va, to viso ir tu čia nepaaiškinsi, viešpats negazdina, jisai ramiai lauk, dvasia klykdama išėjo. Jėzus paima tą berniuką už rankos, ramiai, padėtis kontroliuojama ir primena, brangus broliai seseris, labai gerai, jeigu norite būti profesionalūs katalikai, jeigu norite būti profesionalūs mano mokiniai, pradėkim rimtai treniruotis maldoj. Kiekvienas, tik tai jūs žinot, kiek jūs galite praleisti laiko. Čia ir psalmės, ir Biblijos skaitimas, ir daug visokių tokių dalykų. Kaip sakant, nenustokim treniruotis ir žiūrėk, laikas nuo laiko gal iškart ir mums pavyks va taip vienu šūviu, vienu žodžiu, su tokiu autoritetu kažkada tai pasakytiem demonam ir tie demonai eis lauk. Tai va, tokia geroji žinia, su tokia praktika, tikrai brangus klausytojai, broliai, seserys, tikrai nesinori, žinot, kalbėti beleką. Norisi pasakyti jums iš tokios praeitos gyvenimo istorijos, kad galėtumėt pritaikyti. Taipgi pasakokit, dalinkitės video dar kažkom, pirmyn, aleliuja.